Laba diena. Labas. Labas. Labą dieną. Labas, Nijolė. Vadina. Laba diena. Labą. Sveiki, jau su informatikais paleidom transliaciją, pasižiūrėti, ar viskas veikia. Ruošti šypsenas. Vadinasi, telpam į ekraną, tai vadinasi viskas gerai. Jūs tai kaip šiandien bus? Nesupratau, Antanai. Tai jau 15 Labą dieną. valandų, o labas Jonai. Ar galime pradėti, kaip manot, ar dar laukiam? Didesnė pusė jau yra. Pradėkim, kvorumą turim ir pradėkim. Prisijungs, kas dar norės. Tai gerai. Tai pradedam posėdį, darbotvarkę matėt, gal dar ją parodom. Jungiu savo ekraną, ar leis kažin kas mum jį pademonstruoti. Ar čia man reikia spausti? Man paleist. Aš paleidžiu savo, ar matosi? Taip, matom. Matom, aš pats nebematau. Dėl man nesimato to. Mes matom puikiai. O tai ką man paspaus, kad aš pats matyčiau? Aš įeinu į tą bendrai. Gerai, tai klausimai tokie. Praėjus antikorupcijos komisijos posėdžio nutarimų įgyvendinimo žvalga, susipažinimas su korupcijos prevencijos veiksmų planu, pasiūlymų teikimas ir dėl korupcijos rizikos valdymo vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimų priemonių plano ir kiti klausimai. Taip kaip pasiūlymų turim ar nelabai, ar tinka, Siūlau tvirtinti darbotvarkę. prieštaraujančių nėra. Nėra. Gerai, tada pažiūrėkim, ką mes
praeitam posėdį nu, nutarėm ir norėjom, kad būtų įvykdyta. Pirmų klausimų čia apžvalga. Einam toliau. Taip. Nutarta. Čia dėl įstaigų įmonių svetainių, kad jos būtų sutvarkytos iki 24 gegužės 1, tai dar to mūsų sprendimo neanalizuokime. Paskui buvo kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos informacinių technologijų skyrių dėl informacijos apie antikorupcijos komisiją papildymo. Ten mes prašym, kad būtų papildyta tie mūsų skilties komisijos narių elektroninio pašto adresai pridėti ir įstatymai ir teisės aktais, kuriais remiantis mes dirbam, kaip sakant. Tai pažiūrėkime, kas čia mums gavosi, ar pavyko tą padaryti ar ne. Taip, elektroninių paštų kaip ir nėra, o antikorupcijos komisijos veiklos teisinis reguliavimas parašyta čia, kad korupcijos prevencijos įstatymų remiamis, vietos savivaldos įstatymų, tuo standartų nuostatais. Aišku, galim dadėti viešųjų pirkimų įstatymą, bet gal vėliau dadėsime, jeigu jį nagrinėsime. Tai kažin kodėl elektroniniai paštai nepasipildė, gal pakomentuotų mūsų sekretorė Jolita. Palaukit. O jūs kreipėtės į savivaldybės administraciją? Nes aš buvau tik įpareigota dėl įstaigų. Ten nebuvo įpareigota nei pirmininkas, nei komisija. Tai čia nežinau, kas tą kreipimąsi turėtų surašyti ar kaip daryti. Nes bet kokiu atveju turėtumėt pasirašyti jūs. Bet parašyti viską turėjot jūs, o jis pirmininkas pasirašo. Gal ir taip. Tai tada prašyti. Tai tada dabartiniam protokolė nurodom konkrečiai, kad įpareigota aš. Tokia tvarka yra, galim nusirodyti šiandien, bet tvarka tokia yra ir čia nieko tragiško neatsitiko, nepergyvenkit ir susitvarkysim. Gerai. Paprastai, atsiprašau, pirmininkė, Jolita, paprastai visus, ką priimam čia, visą tą protokolus, viską turite rašyti jūs. Ir duoti pirmininkui pasirašyti. Supratau, ačiū. Gerai, tai dabar pirmas klausimas dėl veiksmų plano. Tai kažin, gal Jolita jūs trumpai ant ekrano išeis. Jūs tada nustokit dalintis. Taip, stop. Nutraukit dalinimąsi. Gerai, dabar aš bandysiu pasidalinti. Pasidalykime patirtimi. Kodėl man dabar nerodo? Palaukit. Turim kantrybės. Dabar mes apie prevencijos planą, taip? Taip. Gerai, tuoj. Na, kodėl man dabar... Matote visi? Matome. Taip. Visi matot? Matom. Gerai. Galiu pradėti komentuoti? Galit. Ačiū. Kadangi buvo neatnaujinta korupcijos prevencijos politika, tai planuojama iki šių metų antro ketvirčio pabaigos politiką atnaujinti. Šiuo metu ir informacinių technologijų poskyris taip pat ruošia informacinių technologijų strategiją.
esant poreikiui, trumpai nukrypsiu, esant poreikiui, o poreikis jau toks yra, koreguosim planą. Tai tikrai labai lauksiu jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų. Nepakankamai dalinamasi gerąją patirtimi su kitomis įstaigomis, tai bendraujant su kitais prevencininkais, išaiškėjo tokia problema, pastebėjimas, kad iš tikrųjų mes taip gan uždarai bendraujam ir ypatingai su įstaigų prevencininkais nelabai. Taip to kontakto tokio glaudaus yra, tai aš tau įsikėliau tokį iššūkį, lūkestį, tikslą, kad daugiau tą patirtim dalintis, kad daugiau komunikuoti, daugiau aiškintis, kam kokių problemų kyla ir ieškoti tų problemų sprendimų. Taip pat yra svarbu nustatyti ir savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksą. Jisai buvo pirmą kartą nustatytas prieš 3 metus, tai šiemet jisai bus pakartotas. Ir kadangi turim tų įstaigų pavaldžių, ne vieną, ne 2 ir ne 3, tai siekiu su jomis užmėgsti glaudesnį kontaktą, kad stebėti, ar yra paskirtas asmuo, kuris yra atsakingas už tą korupcijos prevenciją. Pastebėjau, kad tik kelios įstaigos skelbia apie gautus korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimus. Taip pat, kad ne visos įstaigos turi pasitvirtinusios etikos kodeksus ir antikorupcinio elgesio standartus, kas irgi yra svarbu, kuriant korupcijai atsparią aplinką. Dovanų politika, ypatingai ugdymo įstaigose. Nežinau, ar atkreipėt dėmesį, ar pastebėjot, bet pastaruoju metu specialiųjų tyrimų tarnyba yra pasirengusi ir padedanti ugdymo įstaigoms tvarkyti su ta dovanų politika, nes iš išorės, iš tėvelių, iš tų pačių pedagogų ateina įvairios nelabai gražios kalbos. Taip, ir bus siekiama tobulinti antikorupcinę aplinką, tai ir tų pačių internetinių svetainių priežiūra, ir tų įvairių priemonių kūrimas, kad atsisakytumėm to vyraujančio formalaus požiūrio į korupcijos prevenciją, į tą antikorupcinę aplinką, kad turim kažkokių tai dokumentų eilę, turim, užsidėjom pliusą, bet ar tie dokumentai veikia, ar jie neveikia, ar mes patys norim tą linkme dirbti, kad nebežiūrėti formaliai, o visgi imtis to darbo. Ir iš tikrųjų, būtent kalbant apie šičia, buvo paprašyta pateikti ataskaitas apie tai, kas yra įgyvendinta, ir susidūriau su problema, kad ne visos įstaigos pateikė atsakymus, bus kartojama, arba atsiuntė visą tą eilę savo dokumentų, kurios turi. Dokumentai yra tvarkoj, visus dokumentus turit, bet ką jūs esat nuveikę, dėja, aš iš to negaliu suprasti ir negaliu apibendrinti informacijos. Taip, dabar dar yra tokia problema, kad nebuvo skelbiama dalyje švietimo įstaigų paramos, tas GPM 1,2 procentus, kaip pagal paramos ir labdaros įstatymą yra kaip ir privaloma skelbti. Tai čia irgi susidūriau su tokia problema, kad ne visos įstaigos pateikė tą informaciją, tai vėl reikės koreguoti terminą ir vėl rašyti pranešimus įstaigoms. Vėlgi yra labai svarbi sritis pranešėjų apsauga. Tai yra planuojama kviesti specialiųjų tyrimų tarnybą ir generalinės prokuratūros atstovus, pravesti mokymus šią temą, kad tai irgi nebūtų tik formalus dalykas, bet iš tikrųjų kaip tai veikia ir kodėl jis yra naudingas. Atsiprašau, dar prie to klausimo grįžtant. O šitose įstaigose ir įmonėse neturi būti to, kaip žmogus galėtų pasinaudoti? Turi. 13.
Nes Teisingai, gerai. įstaigos, viskas tvarko, įstaigos vadovas atsako už tą pranešėjų apsaugos kanalą, jisai neša atsakomybę ir į tos mokymus stengsiuosi sukviesti, jeigu tai bus galimybė, ir įstaigų vadovus ir atsakingus asmenis, kad nebūtų ateityje problemų. Tai tasai žmogus, jeigu eis per tas kilti pranešėjų apsauga, jisai apeis šitą vadovą ir tiesiai susijungs kitur, ar vis tik jis turės įeiti kontaktą su savo? Ne. Jeigu yra skiltis pranešėjų apsauga, čia galėsim dar pasižiūrėti ir savivaldybės internetiniai svetainiai po plano apžvalgos, kad, nesimakaluot. Yra forma, kurią galima užpildyti ir ją pateikti, arba galima iš karto kreiptis į generalinę prokuratūrą, kaip žmogui yra patogiau. Nes kartais būna, aš ir pati, tarkim, gaunu informacijos, kurią persiunčia specialiųjų tyrimų tarnyba, kad, nes asmuo turi tokią teisę, jisai taręs korupcinę veiką, jisai iš karto informuoja STT. Ir jeigu STT iš pateiktos informacijos jau tos veikos nemato, jie tada persiunčia aiškintis mums. Arba mes, tarkim, kažką gaunam skundą, mes matom, kad čia jau nebe mūsų kompetencija, mes jį persiunčia specialiųjų tyrimų tarnybą, arba kitaip STT. Ir kadangi ne visi darbuotojai, kurie rengia teisės tarybos sprendimus, pateikia dokumentų projektus antikorupciniam vertinimui, tai planuoju surengti mokymus, kada reikia juos visgi teikti. Ir kadangi ne visi anksčiau atlikti, ne visi teisės aktai, kurie yra priimti savivaldybėje, turi antikorupcinį vertinimą, tai po truputį pradedu juos tikrinti, kaip ten yra. Ir kadangi visgi bendruomenė nėra labai įsitraukusi į tą nepakantumą korupcijai, visgi dar yra tokių, kuriem tai yra norma, tai tam švietėjiškai veiklai planuojam gal kokį renginuką pavyks kartu su kultūros ir švietimo skyrium suorganizuoti. Jūsų pastebėjimai? Tai kai darysit šitą dėl teisės tų aktų antikorupcinio vertinimo, pakvieskite ir komisijos narius, gal norės irgi praplėsti akiratį, tikiuosi, paklausyti, ką dėstysit įstaigų vadovam ar kam ten, kad ir mes. Čia vidaus mokymai, savivaldybės administracijos darbuotojams. Tai tarybos narių nenorit priimti? Ne, tai jeigu jūs norit, man tai nesudėtinga. Paskelbkit, kad bus tokie mokymai ir gal prisijungs iš mūsų. Gerai, pas save pasižymėsiu to viso pikto. Gerai. Taip, dabar korupcijos prevencijos įstatymė yra numatyta, kad rekomenduoja, kad šitas veiksmų planas būtų supažindinta STT ir gauta kažkokia tai išvada. Ar buvo kreiptasi, kad pažiūrėtų? Ne. Neturėjot galimybių? Ne, nesikreipiau, plus balandžio, jei neklystu, 16 STT organizuoja būtent dėl tų planų mokymus. Irgi priimkit, paskelbkit, kas norės, jeigu bus galimybės. Gerai, jau turėtų jie kažkada pradėti teikti kvietimą. Aš turiu klausimą. Galiu klausimą? Taip, prašom. Matau, kad plane yra 9 punktas, kur ir čia, kadangi čia priemonės skamba koordinuoti antikorupcinės aplinkos tobulinimą savivaldybės pavaldžiose įmonėse ir įstaigose. Tai klausimas, ar jūsų pareiginiuose, aš supratau, kad iš ten anos ataskaitos, kad jūs dabar turite jau naujus pareiginius nuostatus, ar tokia formuluotė yra jūsų pareiginiuose, kad jūs turit ne tik administracijoje rūpintis korupcijos prevencija, bet ir įstaigose?
Ir įstatymė korupcijos prevencijos, tai apie tai yra kalbama ir užsimenama. Ir patys specialiųjų tyrimų tarnyba skatina korupcijos prevencijos specialistus bendrauti, bendradarbiauti, skatinti bendravimui ir įstaigų, pačias įstaigas ir jų specialistus. Bet čia yra koordinuoti, tarsi jūs reiškia Taip, koordinuoti. koordinuoti. Aišku, ir dar man truputį abejonė kelia tai, kad čia yra gal du, mačiau, punktai, kurie susiję irgi su pavaldžiom įmonėm ir įstaigom, 7, 8, kur terminas yra 25 metų gruodžio 31. Nu, tai kitų metų pabaiga. Ir čia, tarkim, ta pati dovanų politika ir kalbama vis tiek apie visas įstaigas. Čia, tai jeigu jie jos neturi, tai dabar jie, 2 metus jie turi galimybę ruošti. Čia, nežinau, ar jie čia, tas planas yra viešas. Tai čia, jeigu mes plane taip parašom, kad 25 metų gruodžio 31, tai kaip ir turim indulgenciją neturėti dovanų politikos, kaip pavyzdį, 8 punktas. Ir sakydami, kad plane yra parašyta savivaldybės, kad to reikia tik tai kitų metų pabaigoje. Tiesą sakant, yra net dabar įstaigų, kurios konsultuojasi su manim būtent dėl dovanų politikos aprašo ir tų pačių etikos kodekso ir antikorupcinio elgesio kodekso. Nėra taip, kad laukiam tos paskutinės minutės, bet jeigu jūs manote, kad reikia keisti terminą, tada... Aš tikrai neprimiktinai, čia suprantu, direktorius tvirtina, čia tik tai priimkit tai kaip tokį pastabą ir rekomendaciją, bet, suprantu, kad, aš bent suprantu, kad terminas turbūt yra ilgokas. Dar yra toks dalykas su švietimo įstaigom, kad jo yra kreiptasi į švietimo ir sporto ministeriją dėl pavyzdinių tų visų dovanų politikos aprašo pateikimo ugdymo įstaigoms. Nes ugdymo įstaigos jos neretai pasižiūri į tai, kaip yra pasirengę verslo subjektai ir tai yra šiek tiek skirtingai. Ir dar ir dėl to, sakyčiau, galima tą laiką tokį ilgesnį palikti, bet jeigu jūs manot, kad jį reikia... Aš manau, kad ta dovanų politika turbūt jinai ir anksčiau turėjo būti, ne tik pagal naują įstatymą redakciją, kad jinai galbūt turi būti atnaujinta ten pagal naujausias nuostatas ar gerasias praktikas, bet jos, aš suprantu iš jūsų ir jeigu į planą įtraukėt, tai tikriausiai ne visi ją turi iš viso. Ne visi. Tai gal trumpinam? Nežinau, ar mes čiagi neturim, netgi nėra tiesioginė mūsų kompetencija čia koreguoti tos planus. Ne, yra Jonai, atsiprašau. Mūsų vienas iš prievolių prie dermių yra, kad padaryti, daleiskim, iki 25 Liepos 1 iki 2 ketvirčio pabaigos bent, tai kažkiek sujudės. Juk čia labai šabloniškas dalykas, juk čia, aš net nežinau, man irgi nelabai suprantama, kodėl 2 metus reikia ten tuos kelius punktus. Savivaldybės administracijoje kaip ir yra, ir be to jau buvo mokymai STT čia žiemą, tai galėjom sudalyvauti ir ten pagrindo yra kaip paruošti. Kaip manot, komisijos nariai, pusmečio anksčiau kilstelim, kad būtų ir patys neužmirštumėm, ir įsirašykim tą dalyką prie nutarimo. Tai jeigu dar įsiterpsiu, galima pirmininkė. Tai pratęsiant tą mintį apie po mokymų iš karto būtų ir logiškai, nebereiktų laukti netgi kitų metų. Jeigu dabar artimiausių laikų bus tie mokymai, tai ten prisėsti tam klerkui prie dokumentų ir parašyti, įterpti, būtų dar, manau, toks mano dar būtų pasiūlymas, labai panašus, į ką mes visi kalbam dabar. Ten gal ne apie dovanų politiką bus tie mokymai, bet tai kaip, ar darom nutarimuką, kad iki 25 metų Liepos 1. Prieštaraujančių yra, kažin? Ar galiu, pirmininkė? Prašom. Šiaip tai mes turim planą,
tas planas paviešintas ir dabar mes mažinam terminą. Nu, kažkaip nelabai solidžiai atrodytų mano nuomonė. Mano nuomonė solidžiai atrodytų, nes aš galėsiu perskaityti iš korupcijos prevencijos įstatymo, iš vidaus audito tarnybos pasakyta, kad mes turim koordinuoti, sekti to plano ir prisidėti jį kuriant. Kuriant mūsų kažkodėl nekvietė. Nu tai dabar mes galim išreikšti tą nutarimuką, o ar jis kam nors, nu, kaip sakant, bus naudingas ar ne. Aš siūlau, gal tada mes protokole galim įrašyti, kad mes rekomenduojam, ten būtent nurodant, nu, kiek suprantu, čia 2 punktai yra politika ir dar vienas šalia ten. Tai, kad mes rekomenduojam tiem 2 punktam paankstinti terminus ir jau tada, nes patį planą tvirtina direktorius, nu, ne mes. Tai, ne, nu, tai direktorius... Atsiprašau, bet šiuo atveju aš sutikčiau su gerbiamu Jonu, kad, nu, rekomenduojam, bet nurodyti kažkaip gal nelabai, o tas terminas toks, kad rekomenduojam, tai aš sutikčiau. Pavyzdžiui, aš asmeniškai. Ačiū. Gintautai, gal galiu čia paklausti, tai jūsų įmonėje tikriausiai yra dovanų politikų? Ja, yra. Šiandien skaičiau, yra. Keista, kad jų nėra, ta prasme, tai... Yra ir kas svarbiausia, Jonai, aš netgi paklausiau, iš po pirmo mūsų susirinkimo paklausiau, ar pas mumis sutvarkytas tas klausimas, sakė, taip sutvarkytas. Galiu pagirti, šiandien žvilgtelėjau, nu, daugmaž rėmai yra šiluminiuose. Gerai, tai ar bus prieštaraujančių, kad įrašysime protokolą rekomendaciją, kad 7-8 punkto vykdymo terminą siūlome iki 25 metų Liepos 1 dienos. Gerai, tinka. Gerai, tai tą užrašysime, Jolita. Dabar čia turėjau užsirašęs kelis pastebėjimus dėl to, kad čia tos bėdos perkeltos yra vis tik iš nemažai jų iš 22-23 metų plano. Dėl įstaigų internetinėse svetainėse skelbiamos informacijos apie korupcijos prevenciją. Tik čia dabar labiau išskaidyti. Tai vis tiek tuose svetainėse ta korupcijos prevencijos skiltis dabar išdėstyta nuo 6 iki 11 punkto, dar 13 punktas. Tai pagal mane čia daugiau išskaidyta, ypač tas nuo 6 iki 11. Tai čia tas surašyta minimumas, kuris turi būti tos svetainėse. Nu, pažiūrėkim dar nuo 6. Ar čia ne tas pats yra? Nu, čia tas turėjo būti kaip ir... Nu, žiūrėsim, ką jie atsakys iki gegužės 1. Ar ne taip, Jolita, ar aš ne ką... Taip, jie iki gegužės 1 turi pateikti atsakymus, kas jiems, neleidžia, trukdo, kodėl nesigauna. Tai jeigu jie vis tik sudarytų tą skiltį savo taip, kaip priklauso, tai faktiškai ten būtų 6, 7, 8, 9 punktai ir įvykdyti, plius minus. Ar ne taip? Elgesio standartas ar... Elgesio standartas tai nėra tvarkoj dėl internetinių svetainių kaip atskirai išskirtas. Tai nėra konkrečiai, kas turi būti. Nu, dar 8-9 pažiūrėkime. O politika dovanų valdančios nėra. Nu, čia toks abstraktai. Tai, gerai, manykim, kad dar 1, 2 klausimas iš karto, gal aš nelabai suprantu, gal kiti neatnaujinta korupcijos prevencijos politika, tai ką jinai dabar pasenus pas mus yra, ar kaip čia? Vis tiek reikia peržiūrėti, pasižiūrėti, kokios yra nauji tievėjai, naujos tendencijos, visgi ir skaidrumo akademijai dalyvaujam. Ir kad ir ta daugiau patirtim dalintis, daugiau to tokio bendruomeniškumo. Aš noriu peržiūrėti ir ją atnaujinti. Kaip padariau su dovanų politika, peržiūrėjau ir atnaujinau.
gera iniciatyva, o šitą informacinių technologijų strategija antras, ką jis čia aprėpia, trumpai pasakykit. Tai irgi tas pats, kad peržiūrėtų ir atsinaujintų, nes visgi informacinės technologijos vietoje nestovi, keičiasi ir visi apsaugos turbūt metodai, būdai ir šnektelėm su informacinių technologijų poskyrio vedėju, sako, gerai, pabandysim. Gerai, naujovės yra gerai. Tai kaip šiuo klausimu vadinamu antru, tiek ir apsprendėm, susipažinom ir visi pažiūrėsim pagal datas prieš kiekvieną susirinkimą tą posėdį, ar kaip. Gerai, tada trečias klausimukas, gal Jolita tęskite su trečiu. Tuoj. Persijungsiu. Matote visi? Taip, pažiūrim. Gerai. Taip, kaip visi žinot, centralizuotas vidaus auditas atliko auditą korupcijos rizikos valdymo srityje, turi pastebėjimų, rekomendacijų ir bandysim jas įgyvendinti. Tai kai jau kaip kalbėjau, kad keisim ir tą terminą, nes visgi, kadangi įstaigos nelabai nori atsakinėja, tai čia nori, nenori turi keisti. Vėlgi, galbūt kriterijai gaunasi ne tokie, kokie turėtų būti, arba jie yra nepamatuojami, esant reikalui, tai taip pat keičiant planą galima koreguoti. Tai čia nieko baisaus, kad mes irgi siūlom. Ne, čia viskas arko, jūs galite teikti pasiūlymus, nes planas jisai gali būti keičiamas bet kada. Taip, galima priemonės išimti, galima priemonės įdėti, galima priemonės pakeisti arba iš šis planą galima panaikinti. Nes įstaigos vadovas sprendžia. Taip, vėlgi, kadangi STT atlieka įvairias analizės, įvairius patikrinimus, tai kad būtų ir išvada paskelbta, ir kad terminais būtų atlikti visi imperatyvūs įpareigojimai, stebėti, kontroliuoti, informaciją sukelti, kad atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybė būtų visos procedūros pagal numatytus terminus atliktos ir paskelbta. Tai kaip jau visi žinot, buvo atliktas praeitais metais korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas lopšelė, darželė, gintarėlis. Ir iš tikrųjų darželis tikrai stengiasi, tikrai darbuojasi ir kontaktuoja su manim. Ir mes tą jau planą, jau taip stengiamės darželio planą įgyvendinti kaip galima greičiau, operatyviau ir tiksliau. Tai dabar, kaip čia pasakyčiau, dabar tas lopšelis darželis bus su pavyzdinė skiltimi korupcijos prevencijos. Tikiuosi, kad pavyks. Jau tada turėsim pavyzdį. Taip. Ir kadangi nebuvo identifikuotos didžiausios korupcijos riziką keliančios įstaigos veiklos sritis, šiuo metu kaip tik ruošiu jau tą sąrašą, konsultuojuosi ir su kitais prevencininkais, kaip geriau, tiksliau padaryti. Nes tokio viešo pavyzdžio, apart korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodikos, nelabai, žinokit, radau. Ir kadangi mano pareigybės apraše buvo šiek tiek netitikimų vienas, tai jau mano pareigybės aprašas yra pakeistas. Jau šita priemonė štai yra įgyvendinta.
O kadangi kol kas vis dar nėra patvirtintas atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodika, tai nežinau, kaip greitai seksis įgyvendinti šią priemonę, kadangi kiek girdėjau iš specialiųjų tyrimų tarnybos, ten visokių variantų dėl tos metodikos šiuo metu kyla. Ir žinoma, užtikrinti, kad svetainėje būtų skelbiama aktuali informacija susijusi su korupcijos prevencija. Irgi stengiuosi tai įgyvendinti. Dabar klausimas būtų ten, kur STT darė tą korupcijos vertinimo analizę, kuris čia tas. Čia, ne. Trečias. Tai dabar jau savivaldybės tinklalapį paskelbta, kokios priemonės yra imtasi pagal šią išvadą. Kadangi buvo atliekama už 22 metus, tai čia baigė tik 23, tai darysiu vieną skyrių truputuką pajudint, ką man galutinai tą informaciją suduotų ir aš galėčiau sukelti. Tai mes jau pavėlavom daugiau kaip metus šitą. Taip, bet kokiu atveju mes jau esam pavėlavę. Ai, tai jau prasižengia, kaip sakant. Jau viską žinok. Nu, tikėkime ateityje. Kad taip nebus. Taip. Dabar 5. Dėl šitų rizikingų veiklų išryškinimo, nustatymo. Tai čia yra toks kaip ir svarbiausias darbas pagal mane, nes tada, kai tu turi riziką keliančias nusistatęs veiklos sritis, tada jas gali racionaliai panaudoti išteklius ir jas tobulinti. Tai ir vidaus centralizuotą auditą, kad jis skirtų dėmesio daugiau, arba išorės audito tarnybą imtis to dalyko. Ir tam pačiam korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Ai, teisingai, jo. Nu tai, o kaip Jūs manot, kokia vis tik veiklos sritis kelia didžiausią riziką, kad ten gali būti korupcijos? Čia kreipiuosi visus komisijos narius. Atsitraukime nuo šitų mobiliųjų ir pagalvokim, kokias rytis. Dovanos, neskaidrūs viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai pagrinde. O, Vytautas turi patirtį gerai. Taip, visose apklausose dominuoja viešieji pirkimai, kiek aš žinau. Tai va, jeigu paaiškės, kad iš tikrųjų tai tada galės mūsų šitos skyriai užsiimti tą veiklą, žiūrėti, ar viskas ten gerai, ar visi aprašai, procedūros atitinka, kas numatyta viešųjų pirkimų įstatyme. Kaip manote, Jolita? Taip. Tai va, tai gerai, čia data taip jau uždėta, nelabai pradelsiant iki Liepos 1. Manau, da gyvensim, kai jau bus išryškita. Tikėkime. Sritys. Tai va, kas gal kokį pasiūlymą ar pastebėjimą, nu čia aišku surašyta yra sunkoka kalba bent man, bet kelis kart perskaičius kaip ir gerai. Kaip ir gerai. Gerai. Tada prie kitų klausimų. Tai čia su trečiu kaip ir aišku. Dabar nežinau, ką čia ateityje išsikelti, kokią uždavinį kartelę, gal imtis viešųjų pirkimų tais dalykais, procesais, administracijoje, pavaldžiose įstaigose, kažkokią tai pradžią užsiduoti. Būtų įdomu. Vat mūsų yra nemažai, beveik 15, kiekvienas imtume po įstaigą ir pažiūrėtume, ten turi būti, man atrodo, viešieji pirkimai kaip atskiras skiltis ar
prie veiklos. Tasai. Manęs aš tikiuosi nebeskaičiuokit jau. Tu ne. Nu tai išeinam galėtum, kad, pavyzdžiui, kokie vandenys Šiaulių praanalizuoti ir tekšti analizę ant stalo. Nu, bet gerai. Tai kad aš ten nemalonę jau turiu užsitraukęs, kam dar sesers man nemalonę trauktis. Ai, ne tavo, kito žmogaus. Ne mano, aš jau vieną nemalonę turiu taryboje, tai sakau, kam jo sesers dar nemalonę. Gerai, dabar norėsiu, kad mano ekraną paimtumėt ir kaip STT rekomenduoja veikti, analizuojant viešuosius pirkimus. Prašom duoti ekraną. Kas čia? Aš pats turiu pasiduoti. Jūs turėtumėte. Va, tai taip yra. Net atskiras skiltis duota, korupcijos rizikos veiksniai. Va. Metodika. Čia gerai. Yra keli etapai išskirti. Šitie pirkimo poreikis, inicijavimas, pats pirkimo vykdymas ir sutarčių viešinimas pirkimo. Dabar turėtų būti detaliau pirkimų poreikio formavimo ir planavimo etapas. Iš vis, kai perki, pirmiausia turi žinoti, ar iš tiesų tasai dalykas reikalingas ir ar jis atliepia iš tikrųjų tą, ką reikia. Tai va, čia tie kairiai pusiai su šauktukais, tie vadinami pavojai, o dešiniai, kur ta rodiklė iš smulkiau išskaidyta, kaip tą eliminuoti. Toliau pirkimų inicijavimą. Tiesa, savivaldybės administracija ir įstaigos, kaip žinome, dabar didesnius pirkimus kaip 15 000 perka per šitą. Jonai, kaip ta įstaiga vadinasi? Švietimo centras ar kaip atlieka centralizuotus pirkimus? O iki 15 000 pačios įstaigos atlieka. Tai va. Tai tada ką darom, kad taip biškį veiklos turėti? Gerai. Savanorių bus? Ne. Nelabai. Nežinau, tada gal reikia prašyti pavaduotojos pirmininko, bent vieną jo įmonę bandyti tą skiltį peržiūrėti. Man atrodo, turėtų būti ir atsakingas asmuo dėl viešųjų pirkimų to įstaigai būti. Tai va, su juo pakontaktuoti, jeigu kas. Ir kiti, jeigu turit iniciatyvų, galimybių, manau, reiktų pradėti pasiskaitinėti viešųjų pirkimų įstatymą ir eiti. O paskiau galėsim pasikviesti, kad mums parodytų, paaiškintų viešųjų pirkimo skyriaus atstovas, kaip tie dalykai ir kur gali būti silpnybių, padėtume jiem. Jeigu iš šono žvelgiant kartais yra objektyviau, suprantamiau. Tai va, tada išsikėlėm kažkokį uždavinį šitam posėdžiui. Tai jį tada planuokim po gegužės 1. Tada bus
šitie atsakymai dėl svetainių. Tiesa, dar išorės audito tarnyba man minėjo, kad jie bus parengę kažkokį analizę ar tyrimą apie viešuosius pirkimus. Tai va, gal irgi paprašysim, kad supažindintų arba patys bandysim pasianalizuoti. Jolita, gal jūs žinot, apie ką daro šitas išorės auditas, ruošia medžiagą, ataskaitą? Apie išorės auditą pasakyti, žinokit, tikrai nieko negaliu. Tai jūs nežinot. Gerai. Tai kokių dar pasiūlymų ar pasisiūlymų bus? Daugiau, jei nėra klausimų, tai tada galim baigti. Gerai. Taip, Ačiū, kad buvot susirinkę. atsiprašau, pirmininkė, bet jūs čia paskutinį, kur taip pakalbėjot, kad pavaduotoja galėtų, tai reikia tada kažkokią grupelę suformuoti, kad viena pavaduotoja būtų. Tai dar porą žmonių duokit jai. Tai žmonių yra 15, gali. Tai va, taip. Tai aišku, priklauso nuo terminų, kiek laiko, nes Tai užtruks tokie dalykai ir reikia laiko tam padaryti. Duok jai pasirinkti. Pasirinkti. Jau Vytautas yra pasirinktas tikriausiai. Vytautas 4 komisijose ir komitete, tai jau per daug darbų man. Bet čia rimtesnis toksai būtų. Visur rimta. Jeigu Diana lieps, tai kur dingsi? Tai čia tikrai neprievartos būdu nei vienam nenorėčiau. Bet peržiūrėti skilti tą su viešaisiais pirkimais ir paprastai. Tai galima peržiūrėti, bet kiek ten tos informacijos mes rasim, žinot, ir kaip ten įvertinti tą informacijos teisingumą ir tikslingumą. Galima pasižiūrėti, bet aišku, kiek ten tų, sakykime, nukrypimų arba netitikimų pastebėsim, tai sunku pasakyti, nebent kažko neskelbia, bet kiek ten tvirtina ir pertvirtina, tai yra tokia informacija, kurią reikia atskirai vėl papildomai klausti. Reikia pabandyti, kol nepasižiūrėsiu, sunku pasakyti. Bent aš, kai čia pradžioje ruošiausi, tai tą korupcijos prevencijos įstatymą 2 kartus perskaičiau ir paskui, kai jau žiūriu tas skiltis ir ten būna nurodyta, arba pats tiesiog biškį paieškai, ar tai atitinka ar ne. Tam įstatymė pagal mane neblogai reglamentuota turėtų būti, kas turi būti šitam viešųjų pirkimų. Tam skiltyje kokie duomenys pateikti, kaip ieškoti. Daug kas perka per centrinę pirkimų tą agentūrą, organizaciją. Tada jau gerai pirkimas ten, bet dėl ko jisai vykdomas, ta pati pradžia, ar pasidaryta pamatavimai, poreikis gerai apskaičiuotas po pirkimo. Čia gal yra vienas iš didesnių iššūkių. Čia tikriausiai labai sudėtinga tuos dalykus įvertinti. Bet aš gal per daug šneku, tiek nereikia. Taip, čia sudėtinga labai tos poreikius ir tikslingumą ir kainos, čia tiesiog jau tokia analizė. Bet aišku, kad ar pateikiama informacija galima pasižiūrėti ir kaip jinai pateikiama, kiek jinai tiksliai pateikiama, galima pabandyti pasižiūrėti. Tada biškį sutrauksim, bus geriau. Tai dabar mūsų liko, gerai, 12. Bet tik tais kalbam apie vieną įstaigą, taip? Kuri jūsų nuomonė įdomesnė, ar čia biudžetinė turėtų, ar tą vadinamą ūkinę įstaigą, aš net dabar nežinau. Aš ir lygiagrečiai pasižiūrėsiu. Čia tikriausiai ūkinės nelabai viešosios atlieka, tai dažniausiai vis tiek tos, kurios yra turi minty savivaldybės arba viešosios įstaigos, tos didžiosios. Aš nežinau, kas galėtų būti ir pagelbėti truputėlį. Gal Jonas ir Gintautas? Jie gali. Koks Gintautas? Sitnikas. O koks dar yra, kiek nematau daugiau. Ne, Lukošaičio čia nėra. Nežinau, galėsiu pagelbėti, pabandyti dieną. Čia kažkokios problemos nėra. Ne, tiesiog apsitarti, ką.
mes matysim tik tai paviršutiniškai, nes Taip. vis tiek tą pirkimą, aš manau, kad visi įstatymą, visi vykdys kaip priklauso, o ten tą pirkimą ar skaido į mažesnius, kad reikėtų skelbiamą ar neskelbiamą daryti, tai jau čia įmonės vadovas ir jisai sprendžia tą visą dalyką ir tas reikalingumas, ar jis skaldė, ar neskaldė, jau mes to nemanau, kad pamatysim. Bet pažiūrėti galima, aišku. Bet kartais ir reikia skaldyti tiesiog, nes neįmanoma padaryti kitaip pirkimų. Būna ir taip, nes neįmanoma nupirkti. Šiai dienai susidurėm su visokiom situacijom, kartais neįmanoma nupirkti kitaip, kartais per CPO siūloma prekė netitinka kokybės. Netitinka kokybės, nesiūlo pačią pigiausią ir dažniausiai blogiausias kokybės. Čia visokių yra niuansų, čia nėra taip labai paprasta, kad jeigu per CPO, tai reiškia viskas gerai, arba neskelbiamas vėl viskas gerai. Čia visko yra. Suprantu, bet tai vėl, jeigu žmonės, sakyti, tos sritys skaito labiausiai rizikinga korupcijos požiūriu, tai nėra gerai. Tai arba tie dokumentai yra nesuprantamai pateikiami, bent man iki šiol. Tai tada ir to pasitikėjimo nėra. Ir tada tam, kas organizuoja tuos pirkimus, biški laisvesnės rankos, jisai paprastesnių kelių galbūt nueina, nebūtinai ten pasibaigia tragedija, skandalu. Bet... Matot, pirmininkė, kur yra pinigai ir yra kažkokia tai žmogaus įtaka, visada yra rizika ir visada išlieka jinai. Čia bet kokia atveju. Tai bet jei nebus spaudimo, tai ta rizika plėsis. Žmogus... Tai sutinku, aš su tuo sutinku. Tai va, pašnekit, pažiūrėti, būtų tikslinga ir įdomu. Pabandysit ir pažiūrėsit, kaip kas. Gerai, kažkokią mes susitarsim tada. Tai man skambykit, jeigu kas, aš turiu kartais laiko, tai jeigu jau iš 3-4 požiūrių kiekvienas peržiūrėsim ir tada matysim, ar čia yra kas rizikingo, ar čia tik vienam atrodo. O jūs tas skaidres, kur dabar rodėt, esat pridėjęs, ar dabar galėtume tada persiųsti, jeigu nes... Nuoroda yra. Pridėsiu nuorodą prie to skelbimo apie tarybos posėdį. Gerai, tvarkoju tada. Tai gerai, tada jau Gintautas jau sutiko, Jonas, matau, išsijungęs vaizdą, nežinau, garso nėra. Tai tada irgi prašysiu tada atskirai, gerai būtų, kad gal skirtingi kažkokie matymai pasimatys. Paskui platesnį ratą jungsim, gal Gediminą. Gerai, ačiū uždėmesį. Jeigu vardą paminėjai, tai aš su malonumu. Aš tik tai galvoju ilgai, nes teko būti ir mes dabar jau griebėm ieškoti kalti, nekalti, kur čia padarytas nusikaltimas. O visada kalbėjo, kad antikorupcinė komisija dirba su prevencija, su profilaktika. O ne ieško teisėjų, nepretenduoja būti ieškotojų, sprendėjų ir baudėjų. Tai aš ieškoti sprendimo pagrįstumo, tai nėra joks baudimas, tai yra domėjimasis tas, kas priklauso tos komisijos nariam. Žinoma, reikia per tą prizmę žiūrėti, ar neįvykdytas nusikaltimas. Tai jeigu viskas jų aprašai atitinka visą tą skaidrumo dvasią, tai kad ten būtų daromas nusikaltimas, tai pagal mane jau yra mažesnė tikimybė negu ten, kur tik tais užrašas yra, kad vyksta pirkimai. Kelius žiūrėjau, puslapis atnaujintas prieš 2 metus, niekas ten kitose įstaigose nedaryta ir neskelbta. Gal aš kai ko nesuprantu. Tai va, pasižiūrėsim, bus. Turim Vajolitą, jinai korupcijos prevenciją vykdo, mes tada viešuosius pirkimus pažiūrėsim, ar bus antras frontas, kaip sakant. Gerai, sėkmės, ačiū uždėmesį. Viso gero. Ačiū, viso gero. Viso gero. Viso gero, iki. Viso gero.